Jeigu labai susiraukus būsiu, sakykit, nes aš kai pradedu galvoti ir kalbėti, tai... Gal tada pritrauksiu galvojančių žmonės geriau. Ne, žinai, kartais susiraukiu labai. Ir taip, ir visai kitaip. Tai gal pirmas klausimas yra apie ką tu? Labai platus klausimas, apie ką aš. Gal kitaip suformuluo klausimą? Apie ką tavo veiklos? Aš domiuosi verslų tęstinumu. Ir dėl to turbūt yra kilęs labai didelis susidomėjimas savivaldėmis organizacijomis, dėl to, kad aš tai matau kaip galimybę užtikrinti verslo tęstinumą esant, nesant akcininkams, savininkams, vadovams darbo vietoje ar iš viso pasikeitusiems. Tai yra viena iš formų, kuri mane labai domina, nes tai išlaisvina žmogų, suteikia visiems galimybę pasireikšti savirealizacijai ir taip pat paskirsto atsakomybę ir galią organizacijose, tai reiškia visi kartu galime nuveikti daug daugiau ir daug greičiau. Kokiam žmonėm eiti pas tave ar neiti? Aš esu verslo praktikė, tai galiu patarti ir esu praėjusi poroje organizacijų kelią, savivaldžių organizacijų transformacijų, tai galiu patarti vadovams, akcininkams, nuo ko pradėti, galiu atsakyti į klausimus, ką daryti, kai kyla dilemos, klausimai ir užstringa. Tai reiškia, galiu lydėti vadovus per transformacijas praktiniais klausimais, tai yra, kurie kyla versluose, nes tikrai tų daug dilemų pati turėjau, pati ieškojau atsakymų ir suprantu, kad atsakymą kartais labai sunku surasti ten iš tų žmonių, kurie yra nepatyrę tokios situacijos. Tai ir kad jinai būtų dar ta, kaip čia nuomonė, nevedanti atgal, o vedanti į priekį, ne? Tai man ir, aš ir galiu padėti tokiems žmonėms susigaudyti, pabūti veidrodžiu, pabūti mentorium, pabūti coacheriu, kokios rolės tuo metu reikia. O kokiam neiti? Aš nesu psichologė, pas mane nevedu psichoterapijos sesijų, ar nesu visiškai coacherė, kuri visiškai tą metodologiją seka. Taip, esu išsilavinus ir turiu sertifikatą coachingo, bet tai nėra vienintelė metodologija, kurią naudojuosi. Ir turbūt negaliu padėti giliam asmeniniam augime, nebent tai vyksta per verslą, per klausimus, per darbą su komandomis, su žmonėmis. Žmonės, man atrodo, yra labai svarbu. Ir nes organizacijose, kas kuria, tai ir yra žmonės, tai visais tais klausimais aš galiu padėti, o psichoterapeutė negaliu būti. Kokios būtų metodikos tavo darbo? Klausiu, ar ten ar tai yra ten future search, ką ten daro, ar ten yra psichoterapijos, ten kokie seansai? Mano darbo metodikos arba būdai yra labai skirtingi, labai priklauso nuo poreikio, ne? Ir aš turiu ir tų vadinamų one-to-one sesijų, kur būtent patarinėju arba dirbame kartu su vadovais. Vedu sesijas, komandinės sesijas, esu ne vieną vedusi strategijos sudarimo link ir moderavusi, ne? Tai galiu fasilituoti, ką dar galiu daryti, tai fasilituoti, moderuoti komandinės sesijas, esu baigusi fasilitavimo kursą. Ir tai tuo esu kartais ir naudinga organizacijoms, tai kad galiu ir nuo vadovo asmeninių sesijų turėti ir komandinėse sesijoje padėti, kai vadovas nori būti dalimi sesijos ir nenori dirbti moderatoriaus darbo, ir padedu komandoms susikurti sesijos planą, užtikrinti tikslus ir taip toliau, taip toliau. Tai tam naudoju su komanda Future Search metodiką, bet ir įvairius kitus būdus, rato principus ir taip toliau, kurie yra viešai patvirtinti, prieinami.